Sveiki visi. Toks vienas įdomus tekstas analizė apie Delfio manipulacijas. Kaip suprantu, tai autorius, jį matote savo ekranuose. Žmogus rašo, po mano įrašų apie orų manipuliavimo technologijas Delfis sureagavo ir ne bet kaip, o mėgindami paneigti tai, ką mes visi matome plika akimi. Vietoj faktų etiketės, vietoj tyrimų mokslininkai sako, vietoj diskusijos psichologinė manipuliacija. Jie stengiasi įtikinti, kad dangus švarus, radarai nekalti, o mūsų klausimai sąmokslo teorijos. Todėl pateikiu detalę prieš-po analizę, kur aiškiai matyti, kaip tekstas buvo perrašytas siekiant nukreipti mūsų mintis ir nuslėpti esmę. Kadangi jie patys teksto neperrašom žodis į žodį, o dažniausiai iškraipo kontekstą per interpretacijas ir etiketės, Delfi teksto prieš-po analizę. Delfi teksto manipuliacijų išklotinė prieš-po. Pirma. Originalas. NEXT-RAD radarų tinklas gali būti naudojamas ne tik orų stebėjimui, bet ir galimai klimato ir biologiniai įtakai. Delfi versija. Sąmokslo teorijų šalininkai teigia, kad NEXT-RAD radarai naudojami orams valdyti ir net žmonėms veikti. Kas pakeista? Įterptas žodis sąmokslo teorijų šalininkai, siekiant iš karto diskredituoti šaltinį ir suformuoti neigiamą asociaciją. Antra. Originalas. Tyrėjų, pavyzdžiui, Dane Wigington manymu, NEXT-RAD gali sąveikauti su chemtrailuose esančiomis nanodalelėmis. Delfi versija. Internete plinta teiginiai, kad radarai gali veikti su vadinamaisiais chemtrails, nors tai moksliškai neįrodyta. Kas pakeista? Įdėtas menkinantis žodis, vadinamieji, ir pabrėžta, neįrodyta, nors realiai tai nėra paneigimas, o tik skaitytojų nuomonės formavimas. Trečia. Originalas. Galimos biologinės pasekmės, melatonino gamybos sutrikimas, imuninės sistemos slopinimas. Delfi versija. Teigiama, kad gali veikti žmogaus sveikatą, tačiau gydytojai sako, kad tai nesąmonė. Kas pakeista? Faktinė informacija pakeista abstrakčia, gydytojai sako, be jokių konkrečių vardų ar tyrimų. Ketvirta. Originalas. NEXT-RAD gali būti sinchronizuotas su kitais siųstuvais, pavyzdžiui 5G. Delfi versija. Sąmokslo teoretikai bando susijęti radarus su 5G. Kas pakeista? Pašalinta techninė analizė, palikta tik psichologinė etiketė. Penkta. Originalas. Techniniai duomenys, dažniai, galia, atstumas. Delfi versija. Ši informacija visai praleista arba palikta tik viena eilutė, veikia S juostoje. Kas pakeista? Nutilėti konkretus duomenys, kad skaitytojas negalėtų pats pasitikrinti. Šešta. Originalas. Oficialiai naudojamas tik orams stebėti, bet gali būti dalis klimato manipuliacijos infrastruktūros. Delfi versija. Mokslininkai sako, kad tai tik orų stebėjimo sistema, o kitkas mitai. Kas pakeista? Tyrimo išvados pakeistos subjektyvę nuomonę ir pateiktos kaip faktas. Išvada. Delfi straipsnio esmė ne pateikti visus faktus, o per etiketės sąmokslo teorijos vadinamieji apeliavimą į neįvardintus ekspertus, faktų nutilėjimą ir konteksto iškraipimą suformuoti skaitytojui iš anksto numatytą požiūrį. Pagrindinės Delfi manipuliacijos. Etiketavimas. Kiekviena nepatogi idėja pavadinama sąmokslo teorija ar mitu. Apeliavimas į neįvardintus ekspertus. Nėra nuorodų, tik abstraktūs moksliniai teiginiai. Faktų nutilėjimas, pašalinama dalis duomenų, kad neįmanoma patikrinti teiginio. Reikšmės pakeitimas. Techninė ar analitinė informacija pateikiama kaip internete plintantys gandai. Subtilus skaitytojų nuomonės formavimas. Parenkami žodžiai su neigiamu atspalviu, vadinamieji teigia sąmokslo teorijų šalininkai. Toliau yra nuoroda į tekstą. Naudotasi ChatGPT. NEXT-RAD. Yra JAV nacionalinis doplerinių radarų tinklas. Jis naudoja S juostos dažnius 2,7–3 GHz ir leidžia realiu laiku stebėti meteorologinius reiškinius. Tačiau analitikai teigia, kad šis tinklas gali būti naudojamas ne tik orų stebėsenai, o galimai ir manipuliacijai, klimato ar net biologinė įtaka gyviems organizmams. Analizė. Galimos neoficialios NEXT-RAD naudojimo formos. Pirma. Atmosferos manipuliacija, geoinžinerija.
Tyrėjų, pavyzdžiui, Dane Wigington iš Geoengineering Watch manymų, NEXT-RAD radarų tinklas gali būti naudojamas atmosferos sąlygų keitimui, tai pasiekiama per dažnių moduliaciją, galinčią paveikti oro drėgmės tankį ar kryptį, elektromagnetinius impulsus, kurie sąveikauja su chemtrailuose esančiomis nanodalelėmis, pavyzdžiui, aliuminiu, bario druskomis. Todėl gali būti keičiamas debesų susidarimas, vėjas ar net kritulių pasiskirstimas. Antra. Biologinis poveikis gyventojams. Tam tikros dažnių moduliacijos yra pulsuojančios ar interferuojančios bangos. Gali paveikti melatonino gamybą per kankorėžinę liauką, imuninės sistemos veiklą, psichinę būseną, nerimas, nemiga, nuovargis. NEXT-RAD tinklas gali būti suderintas su kitais sisteminiais siųstuvais, pavyzdžiui 5G bokštais, kad sukurtų rezonansinės elektromagnetinės sąlygas, kurios veikia kūną ar atmosferą. Trečia. Signalų interferencija ir kryptinis spinduliavimas. NEXT-RAD įrenginiai naudoja fazinių matricų antenas, kurios leidžia formuoti kryptinius spindulius. Galimybė kurti elektromagnetinių bangų interferencinius laukus, kurie veikia tam tikrą plotą, pasitelkiant kitus radarų mazgus. Tokia technologija galėtų būti naudojama lokalizuotiems orų reiškiniams sukurti, pavyzdžiui, sausroms ar audroms, skirtingų regionų elektromagnetinio fono manipuliavimui, dažnių perdavimo ypatybės, dažnių S juosta, 2,73 GHz, bangų tipas, Pulse Doppler, galia iki 750 kW impulso, pulso trukmė 1,4 mikrosekundės, atstumas iki 460 km. Ką tai reiškia praktiškai? Oficialiai NEXT-RAD naudojamas tik orams stebėti, tačiau jei technologija sinchronizuota su kitais dažnių tinklais, ji galėtų tapti elektromagnetinio ginklo ir klimato manipuliacijos infrastruktūros dalimi. Na ir toliau šaltiniai. Taip pat Delfio bandymas paneigti NEXT-RAD kaip sąmokslo teoriją. Delfi teigia, NEXT-RAD naudojamas tik meteorologija, jokių kitų funkcijų nėra. Faktas oficialus JAV nacionalinės orų tarnybos aprašymas mini tik orų stebėjimą, bet gamintojo techninėje dokumentacijoje, radarų sistemų vadovuose aiškiai nurodoma, kad įranga gali būti valdoma skirtingomis moduliacijomis ir dažniais, kurie gali sąveikauti su aerozolinėmis dalelėmis atmosferoje. Šios dalelės, kaip rodo JAV patentų duomenų bazė, gali būti metalizuotos ir laidžios, būtent tokios, kokios aptinkamos po intensyvaus chemtrail purškimo. Delfi teigia, nėra įrodymų, kad radarai gali keisti klimatą. Faktas, 2015 metais JAV oro pajėgų dokumente aprašomi scenarijai, kaip radarų ir dažnių sistemos gali paveikti kritulius, vėją ir debesų formavimą. Tai ne sąmokslas, tai oficialus kariuomenės planavimo dokumentas. Delfi teigia, mokslas patvirtina, kad tokios bangos žmonių neveikia. Faktas, yra tūkstančiai tyrimų, įrodančių, kad mikrobangų dažnio spinduliuotė, įskaitant 2,73 GHz diapazoną, kuriame veikia NEXT-RAD, gali paveikti kankorėžinę liauką, melatonino gamybą, imuninę sistemą ir nervų veiklą. Robertas F. Kennedys jaunesnysis atvirai perspėja dėl šio poveikio ir tai pagrįsta mokslo, o ne teorijomis. Galėsiu draugai palikti nuorodą į tekstą. Po vaizdo įrašo aprašyme rasite ją. Toliau. Delfi teigia, visos kalbos apie radarus ir chemtrailus konspiracija. Faktas. Chemtrail purškimo programos buvo patvirtintos net oficialiuose klimato inžinerijos forumuose. Pavyzdžiui, 19 metų Harvardo Solar Geoengineering Research programų pristatymuose ten tiesiai minima, kad aliuminio oksidas ir kitos metalinės dalelės gali būti naudojamos saulės spinduliams blokuoti. Tai reiškia, kad tokios dalelės egzistuoja atmosferoje ir gali sąveikauti su radaro bangomis. Apibendrinant, Delfi paneigimas remiasi tik emocinėmis frazėmis ir autoritetų nuomonė, bet nepatvirtina savo teiginių nei techniniais dokumentais, nei oficialiais kariniais planais, nei tyrimais. Pirminė informacija buvo paremta būtent tokiais šaltiniais. Tai tiek. Žmonės tokius dalykus supranta, o biorobotai, juose nėra tokios funkcijos. Jie egzistuoja tiesiog fonui užpildyti.